Ar žinojote, kad liežuvis gali tapti plaukuotas? Sveiki, esu odontologė Martina Sipauskienė ir atvykau šiandien į Vilnių sveikiau papasakoti apie rūkymą ir alkoholio žalą žmogaus organizmui ir burnos sveikatai. Pirmiausia, noriu pabrėžti, kad šie įpročiai sukelia priklausomybę ir yra kenksmingi visam žmogaus organizmui, įskaitant burnos sveikatą. Pagrindinė alkoholio vartojimo žala yra dehidratacija. Išsausėjus burnai sutrinka natūrali bakterijų kaita ir natūralus apsivalymas, pradeda vyrauti patologinės bakterijos, keičiasi burnos pH, tai reiškia, kad rūgštėja, formuojasi kariesas, formuojasi apnašos, vystosi periodonto ligos, tokios kaip periodontitas, susidaro aftos, opos, gali prasidėti patologiniai procesai tokie kaip tonzilių akmenys. Taip pat svarbu paminėti, kad alkoholiniuose gėrimuose yra gausu cukraus. Papildomai jie gali būti maišomi su gazuotais gėrimais ir sirupais, kuriuose gausu pridėtinio cukraus, kuris tiesiogiai kenksmingas dantims ir sukelia kariesą ir patologinius procesus. Dažančios medžiagos esančiose alkoholiniuose gėrimuose taip pat veikia jūsų dantis restauracijos, tokias kaip plombos. Rūkymo žala yra neabejotina. Kai kurie tyrimai rodo, kad cigaretėse yra apie 5000 skirtingų elementų, kurie vienaip ar kitaip veikia rūkančiojo ir aplinkinių žmonių sveikatą. Karštas dūmas degina burnoje esančias kraujagyslės skonio ir kvapo receptorius. Ilgainiui rūkančio žmogaus skonio ir kvapo pajautimas sumažėja. Rūkymas turi neigiamą poveikį dantų ir restauracijų, ypač plombų spalvai. Dėl rūkymo formuojasi dantenų uždegimas ir periodonto ligos. Gali atsirasti aftos, opos ir tokie pažeidimai kaip kerpligė ar plaukuotas liežuvis. Ligų yra gausybė, tačiau dažniausia ir deja ne taip retai pasitaikanti yra burnos vėžys. Vis susiduriu su požiūriu, kad kaitinamas tabakas yra mažiau kenksmingas, tačiau supraskite, tai nėra tiesa. Kaitinamas tabakas yra taip pat kenksmingas kaip ir įprastos cigaretės. Toks rūkymo būdas yra sąlyginai naujas, todėl ilgalaikio vartojimo pasekmės dar tik išaiškės. Jeigu jau turite šias priklausomybės, labai svarbu suprasti, kad reguliarūs apsilankymai kas 6 mėnesius pas gydytoją odontologą ar burnos higienistą yra būtini. Likite sveiki!